Šių metų naujiena. Didžiausia televizijos bomba. Žiūrovus prie televizijos ekranų prikaustantis pirmas dublis. Mes pradedam! Dublis vienas, klausyk, laida, tiek daug gražių žmonių aplinkui, fantastika. Muzikantai, dainininkai, muzikantai, daugiau negu per mamos apdovanojimus pas mus atvažiavo jų. Populiariausi Lietuvos atlikėjai ir grupės. Nuomonės formuotojai. Mes turime Johnny Bravo, Laurynas Sodaitis, aplodismentai dar įsikelį jam. Ir Naglis, o kad Naglis vara. Sveiki. Sveiki. Tai apie Oksaną pakalbėsim. Lietuviškoji Kardašian. Šmaikštus pokalbiai. Iš tikrųjų, tai norėčiau vyro su patirtimis. Nes... Ateinam į sceną. Mano barberis atsimti 5 eurų, kad dabar iškirpimą mokėsiu. Tai pigiai? Ai, čia pigiai? Labai pigiai. Aš imu pašiam kažkur. Nori pašką? Šypsena, mama. Ne, tai šiam tai kosmosas jau. Čia kol Bet padarysiu nuolaidėlę kažkokią. Aš to parodysiu 5 eurai. Irina, naujininkai. 8623. Toliau nesakyk. Ir dar pasako visas paslaptis. Mes kai skaičiavom su Bunkė, kiek jinai uždirbo, skaičiavom, kad 500 000. Kiek tu uždirbai? Eik, tu be šansų. Kiek gerai, kiek minusė esi? Žinok, panašiai ant 0 gal. Šaunuolė Rūta ne viena atvažiavo, matau Mindaugas, vyrukas, kuris pirmą kartą paėmė žmonos pavardę. Mindaugas Banionytė irgi. Per 20 metų paprotingėjo. Anksčiau būdavo eina, kur kas kviečia, ten iš karto eina dainuot, dabar tas kas dvigubai boka. Intriguojančios ir niekada daugiau nepasikartojančios improvizacijos su žymiausiais šalies aktoriais. Sakyčiau, suvaldyti seksualumą. Suvaldykite savo... Nelaikinkit beleko. Ir aišku, paskutinis žodis. Atsiprašinėti, atgailauti, atnešti atgražos. Super! Ir tai buvo vakaro šou su mūsų svečiais iš Raidės. Čia pirmas dublis. Gegužės 1 dieną, 19:30 per LNK. Nepraleisk.